Sveiki. Nu va, pabaigiau aš jau daryti, liko tik tais korpusas padaryti ir viskas. Visas biudžetinis taškinis suvirinimo aparatas. Dabar pirmą kartą iš tikrųjų išbandysiu aš pats. Dar kol kas neišbandinėjau. Kas padaryta? Čia yra mikrobangės transformatorius. Jam apvėsa apsuktas kitas. Daugiau padariau pats tą pieštuką, kuris valdosi, taip pasakykim, su kuriuo. Kontroleris visas irgi mano padarytas, tai būtų, iš pradžių buvo mintis padaryti ant atinio 13, bet 13 jisai labai nestabiliai veikia, dėl tos priežasties teko pakeisti 85. SSR rėlę irgi pats padariau, tai būtų irgi kas į biudžetą, ta prasme, įeina, iš tikrųjų daug pigiau yra pačiam daryti, negu kad pirkti. Ir valdymas pats, aišku. Nu ką, pabandysim, pažiūrėsim. Čia turiu realiai 2 plokštelės. Viena plokštelė tai būtų 0,15 storio, o kita 0,1 storio. Realiai dar nebandžiau, nežiūrėjau, žiūrėsim, kaip čia gausis. Pajungiu 220. Pasižiūriu pirmiausia, ar suveikia. Viskas veikia, va, kaip matosi. Gražiai. Taip, dabar kaip čia padaryti, kad matytųsi. O, čia biški per daug. Taip, srovės gausi. Taip, nu ir ką, bandykim žiūrėti, kaip čia gausis. Dar per daug turim. O, mano akumuliatorius kiaurai praėjo net. Bandykim ant dugno. Pasidėsiu ant dugno. Pasižiūrėsim, kaip ant dugno. Čia bus paprasčiau gal. Taip, per daug. Matnas reikalas. Taip, pasižiūrim. Dedam plokštelę ir... O, visai nieko, o variantas. Čia su... Einu savo netiplėšiu. Čia su 0,1 plokštelė. Taip privirinu. O, plėšiasi visą bendrai. Gerai, tai jeigu būna, eina čia. Dar įsikį pabandykim pažiūrėti. Sujungimas prastas, aišku. Taip. Gerai, pabandykim su... Nol 15. Taip, viskas kaip ir būtų gerai, bet kontakto vietai pradegė dėl tos priežasties, kadangi mano dar nėra nustatyti šitie galai. Galas degas ir jisai gaunasi, kad jisai tą reikia jį biškį pašveisti. To aš pašveisiu ir pasižiūrėsim, kaip tada virins. Nu va. Tuoj pabandysim, pažiūrėsim, kaip veikia. Jau 20. Pasitikrinu, ar veikia. Viskas veikia ir žiūrim. Čia 0,1.
Čia yra privirinta 0,15. Iš tikrųjų, realiai tai gana stipriai. Tokį rezultatą aš ir norėjau, kad būtų idealiai privirinta. Nenukertinta, ne dar kažkas padaryta, bet privirinta. Šiuo momentu taip ir bandau atplėšti.